Tais laikais, kuomet būsimasis Lietuvos karalius Mindaugas buvo dar visai jaunas princas, Italijoje gyveno jaunikaitis vardu Pranciškus. Jis be galo mylėjo gamtą ir gyvūnus, bet už viską labiau kūdikėlį Jėzų. Tad nenuostabu, kad ilgainiui tapo šventuoju. Taip jau atsitiko, kad 1223 metais prieš pat Kalėdas jis kartu su savo broliais atvyko į Italijos kalnų miestelį Grečio. Miestelio prieigose buvo ola, kurią gyventojai naudojo gyvuliams suvaryti, apsaugant juos nuo kalnuose siaučiančio šalto oro. Kadangi buvo gruodžio pabaiga ir lauke jau darėsi iš tiesų žvarbu, Pranciškus su savo draugais irgi nusprendė prisiglausti šioje oloje tvartelyje. Įsikūrus, jis savo broliams su džiaugsmu tarė: mano broliai, argi nenuostabu, kad dieviškos apvaizdos dėka mums tenka sutikti šias Kalėdas neturte ir nepritekliuje, kaip kadais tai teko išgyventi šventajai šeimynai, toli nuo savo namų, tvartelėje, apsuptiems gyvulių. Esame tokie pat vargšai žmonių akyse, bet Dievo be galo mylimi. Pranciškui tebekalbant, staiga gretimose ėdžiose sušvito šviesa ir visi išvydo ten stebuklingai atsiradusi kūdikėlį, kurį visi dėl jo dieviškos išvaizdos atpažino esant Jėzų. Visas miestelis sugužėjo pažiūrėti šio stebuklo ir čia pat šioje oloje nusprendė atšvęsti Kalėdų mišias. Nuo to meto iki pat šių dienų per kiekvienas Kalėdas Grečio miestelio žmonės susirenka švęsti Kalėdų toje pačioje oloje. Kaip ir tuomet ten atvedami gyvuliai, o Jėzaus vietoje ėdžiose paguldomas tais metais miestelyje gimęs kūdikis. Paprotys labai greitai išplito ir po kitus Italijos bei Europos miestus. Tik daugelėje vietų, vietoj gyvos prakartėlės, bažnyčioje būdavo įrengiamas mažytis tvartelis su dirbtinėmis gyvūnų bei žmonių figūrėlėmis. Tuo pat metu karaliaus Mindaugo dvare įsikūrė pranciškonai, kurie jam padėjo ruoštis krikštui ir vėliau karūnavo karaliumi. Tad tikėtina, kad jau tada prakartėlių statymo tradicija su broliais pranciškonais atkeliavo ir į tuometinę Lietuvą.